Tai pirmiausiai pakalbėsiu, kodėl yra tas žymėjimas. Tai mūsų augintiniai iš savęs išties yra tvarkingi ir švarūs ir tikrai namuose nežymi. Bet dažnai kyla klausimas, kodėl augintiniai pradeda žymėti būtent svečiuose. Tai yra tikrai ne todėl, kad jūs kaip šeimininkas neišauklėjote savo augintinio. Tai nutinka todėl, kad augintiniai išties turi labai stiprų tą žymėjimo instinktą. Ir yra mitas, kad žymi tik patinai. Tai tikrai žymi ir kalytės, jos dažniausiai žymi prieš rują, tai daro dėl kelių priežasčių, jeigu nori pažymėti savo teritoriją arba kviečia patiną. Tai auklėjimas ir griežtos bausmės šiuo atveju tikrai nepadės, mes tiesiog kaip šeimininkai ką galime padaryti, tai susitaikyti su tuo ir naudoti specialiai tam sukurtas priemonės. Kokios tai priemonės? Tai didžiausias mūsų pagalbininkas čia išties yra sauskelnės, jos gali būti vienkartinės ir daugkartinės. Tai gyvūnų sauskelnės yra sukurtos komfortiškai ne tik augintiniams, bet ir mums šeimininkams, kad ir mums būtų jas patogu naudoti. Tai kuo jos yra komfortiškos mūsų augintiniams, tai jos yra medvilninės su orui laidžia medžiaga, tai išties kūnas gali kvėpuoti ir taipogi lipdukai nepeša augintinio kailio. Na, o mums šeimininkams patogu tai, kad pavyzdžiui vienkartinės sauskelnės turi indikatorių, kuris rodo, kada augintinis jau yra prisišlapinęs, indikatorius pasidaro melsvos spalvos. Tai išties yra patogu stebėti. Na, o tokios kaip daugkartinės sauskelnės, jos yra tikrai puikus variantas naudojimui, kadangi nusipirkus netgi kelis vienetus, jas galima skalbti iki 300 kartų, tai ir naudoti tas pačias. Tai išties geras variantas ir tiems, kurie labai rūpinasi ir saugo aplinką. Tai pasaulinės tendencijos išties rodo, kad gyvūnų higienos priemonės yra tikrai patobulėję, kas palengvina mūsų kaip augintinių šeimininkų kasdienybę rūpinantis jais. Tai taip pat kaip kūdikiams mes naudojame sauskelnes, taip pat galime jas drąsiai naudoti ir augintiniams ir taip išvengti nemalonumų svečiuose. O atpratinantis žymėti purškalai tinkami naudoti, ar jie padeda? Tai be abejo, tie purškalai yra geri naudoti kaip pagalbinė priemonė. Jisai yra tikrai geras variantas vien dėl to, kad suvalgo patį šlapimo baltymą. Tai reiškia, kad ne tik išvalo dėmę, bet ir panaikina kvapą. Tai reiškia, kad augintinis nebesišlapins toje pačioje vietoje. Tai svarbiausia yra suprasti, kad žymėjimas augintinių gyvenime yra tikrai natūralus instinktas ir mums kaip šeimininkams yra svarbu pasirūpinti specialiai šiai problemai spręsti sukurtomis priemonėmis. Aš pati esu šuns patino šeimininkė, tai tikrai visada keliaujant į svečius naudoju tas sauskelnes vien išvengti nemalonumų svečiuose, būtent tuomet, kai svečiuose dar yra ir kitas augintinis.